Bičiuli, planuoji terasą įsirengt ant stogo arba balkono? Tai greičiausia, to net nežinodamas, jau turi dvi problemas. Todėl nepraskrolink šito video, o pažiūrėk jį iki galo, nes aš ne tik įvardinsiu šitas problemas, bet ir pateiksiu šitų problemų sprendimą. Bet prieš neriant noriu perspėti, yra 2 metų senumo objektas. Jis jau tarnavo ir jame vyko gyvenimas, todėl vaizdai matomi video nebus tokie išlaižyti kaip televiziniai reklamai. Sudomino? Važiuojam. Taigi pradėkim nuo problemų įvardinimo. Pirmas. Kaip taisyklė, čia yra labai ribotas aukštis, į kurį jūs turite sukišti lentą, terasos karkasą ir niveliavimo sprendimus, kad mes turėtume lygią plokštumą pačios terasos. Ir antras dalykas, mes neturim galimybės formuoti nuolydžių. Kaip suktis iš tos situacijos? Pradžiai apie karkasą, nes mūsų problema neturi aukščių. Dabar pats žemiausias terasinis profilis yra 23 mm aukščių. Nežiūrint į tai, kad neturime aukščio, karkaso principai visada išlieka tie patys. Prioritetas – dvigubas karkasas. Tai yra, jisai yra kur kas stabilesnis, yra kur kas tvirtesnis, nes ant stogo mes labai dažnai neturim tvirtos dangos, plus jeigu neturim tvirto konstrukcinio sutvirtinimo, tai yra tiesioginio su lentom, kaip pavyzdžiui VPC, tai yra karkasas, tai yra VPC lenta ir klipsas, kuris prispaudžia lentos, tai dvigubas karkasas yra būtinas. Toliau, nėra galimybės dvigubam aukščio, darom viengumą, bet viengumą mes tada dedam intarpus tarpusavį susirišam, kad tas tinklas būtų stabilus. Ir toliau, jeigu mes leidžia aukštis, kažkur darom viengumą, perinam į dvigubą. Ir toliau aukštį įsigaunam su skirtingų pjedestalų pagalba. Šiuo atveju, žiūrėk, mūsų aukštis tai yra nuo 50 mm iki 100. Tai yra prie lango mes pradėjom viengubas karkasas, jis pakirmtas ant pjedestalų, toliau mes pereinam į dvigubą. Dvigubai dabar naudojam nešančiajam 20-42 mm sienelę aliuminį profilį, o antras yra specializuotas 23, tai yra su U formos greveliu. Kodėl toks sprendimas? Tai yra mes kniedėjam dviem kniedėm, vieną karkasą su kitu, 2 mm apatinis tam, kad mums tvirčiau laikytų kniedė, o U formos griovelis viršutiniam tam, kad tvirčiau įsisuktų varžtas. Kaip ir minėjau, žiūrėkit, yra vienas karkasas, toliau pereinu į dvigubą, viena guma pagrindu, toliau gumos 2, patį žemiausią pjedestalą pereinu, toliau gumom pasidedu ir pjedestalais aukštėja ir mūsų aukščiausias taškas yra ten, kur yra įlaja. Su karkasu išsiaiškin. Dabar pakalbėkime apie lentas. Nėra nuolydžių, reiškia jokių tuščiavidurių lentų, nes kondensuosis drėgmė, žiemą šaltis ir tos lentos tiesiog sutrūkinės. Mes kalbam tik tai apie pilnavidurės lentas. Jeigu kalbėt apie kompozitą, yra specializuotos lentos, kurios išlenktos paviršius yra tam, kad vanduo nubėgtų savaime nuo lentos, kad nereikėtų nuolydžių. Šiuo atveju pas mus yra termopušies terasa ir mes naudojam iš MDS terasos termopušies profilį kalnelis. Tai yra išgaubtas profilis, matot, tam, kad vanduo pilnai nubėgtų, plus jisai turi išfrezuotas tarpas tam, kad būtų galima prie aliuminio karkasą tvirtinti klipsų pagalbą. Tokio profilio lentai visiškai nereikia nuolydžių, nes vanduo jau kiekvienam taške bėga nuo lentos. Ir pavyzdžiui, šitą terasą mes kaip plovėm, buvo kažkur apie 15 laipsnių šilumos, po 15 minučių jau buvo sausa terasa. Šitoj terasą mes negalim daryti nuolydžių dėl to, kad aukščiausias taškas eina pagal visą perimetrą, o įlaja viskas užžemėja, tai nėra galimybės daryti nuolydžių. Taigi, jeigu jūs negalite daryti nuolydžio, jūsų lentų pasirinkimas irgi yra apribotas. Šiame projekte mes naudojam MDS terasų atvežtą profilį kalnelis. Jis yra išgaubtas ir tai yra termopušis. Kaip matot, terasa ant stogo savaime yra iššūkis, nes jinai tarnauja pačiomis ekstremaliausiamis sąlygomis. Žvėriškas karštis, drėgmė po ją, bloga ventiliacija. Todėl, ar jūs ilgai džiaugsitės tvaria, gražia terasa ant stogo? Nulemtojo pirmame etape. Bus blogai priimti sprendimai, ilgai nesidžiaugsit. O pabaigai kviečiu pasiekti Statome jums kanalą, nes čia, kaip matot, realūs objektai, tikros problemos ir laiko išbandyti sprendimai. Ačiū labai, iki!